Sveiki fotografijos mylėtojai, šiandieną jūs pamatysite ekranizaciją, kasgi nutinka, kai fotografas ir užsakovas ne iki galo išsiaiškina ir susitarė, koksgi turėtų būti galutinis fotosesijos rezultatas. Ir šiandien mes aptarsime rezultatus su užsakovu, kuris greit ir pasirodys. O, jau ateina. Labą dieną. Sveiki, prisėskit. Ačiū, aš pastovėsiu. Aš iškart prie reikalo, jei galim. Kodėl aš stor? Aš negaliu atsakyti jums, ponė, aš ne dietologas, kodėl jau taip jums čia nutiko. Aš kalbu ne apie tai, kodėl aš stor. Aš kalbu apie tai, kodėl aš tavo nuotraukos stor. Ponė, aš savo būdais kaip profesionalas stengiuosi maskuoti tai, ką jūs ten turit per daug. Matėte, aš ten ir už medžių, ir už lapų, ir už augalijos jūs šiek tiek tai paslinkdavau. Gerai, kad jūsų vyras apysdara vis, tai už jo šiek tiek pusę kūno ten slėpdavom, bet vis tiek gamta tokia, jau ką turit, tą turit. Žinai ką, to čia man šūdą nemalk. Tu jemk savo Photoshop'e, greitai nupjauk man pelvo, nupjauk šikno, paps palik nes normalus, žant sumaženk. Žinai ką, padaryk, aš dar blondinė būčiau.